Kaip konfigūruoti DNS serverį Debian Linux operacinėje sistemoje. Spaudžiam serveris ir bind DNS serverį. Kadangi mes instaliuodami operacinę sistemą nurodėm, kad jis bus DNS serveris, todėl šitas serveris buvo automatiškai suinstaliuotas ir atskirai jo instaliuoti nereikės, bus suinstaliuotas sistemos diegimo metu. Taip, sukurkim pagrindinę zoną. Create master zone. Nurodom, kad bus forward lookup zona. Taip, bukelis EU. Bukelis EU. IP adresas, kuriame bus užregistruotas šitas domenas, yra 207. Taip, ir spaudžiam mygtuką Create. Tiesa, reikia įvesti elektroninio pašto adresą. Taip, sukurkim naują zoną. Forward lookup zoną. Bukelis EU. Taip, elektroninio pašto adresas donatas@bukelis.lt. EU. Taip, IP adresas 8207. Ir spaudžiam mygtuką Create. Taip, matom, dabar turim name serverį užregistruotą ir dabar galima kurti hostus. Spaudžiam host information. Taip, spaudžiam mygtuką addresses. Ir sukuriam hostą, tarkim www, ir nurodom IP adresą, kuriame bus užregistruotas www.bukelis.eu. Galima iš karto nurodyti, kad būtų atnaujinta reverse lookup zona. Lygiai taip pat galima nurodyti elektroninio pašto MX įrašą. Taip, mail 192.068.2207 ir nurodom prioritetą 10. Tai yra standartinis pagal nutolėjimo prioritetas. Taip, turim mail bukelis.lt. Bukelis jau. Galima rankiniu būdu užregistruoti reverse
lookup zonus reverse adresą. Taip, adresas 968.2.0.7 yra www ir spaudžiam create. Yra hostas www.bukelis.io. Tai pagrindiniai nustatymai DNS serverio.